Sveiki, mėly trumpos fizikos paskaitos žiūrovai. Su šiuo epizodu aš pradedu specialų 1 mėnesio trukmės laidų ciklą, kuris yra skirtas pasauliniai kvantiniai dienai Lietuvoje paminėti. Tai yra didžiulis įvykis ir jis įvyks balandžio 14 dieną. Tai yra kiek mažiau nei už mėnesio. Visas pasaulis švęs ir Lietuva irgi. Kadangi esu šios dienos Lietuvos ambasadorė, tiesiog privalau jūs supažindinti su darbais nuveiktais šioje srityje. Kvantinė fizika gimė pirmaisiais 20-ojo amžiaus dešimtmečiais ir netrukus pačios teorijos raida lėmė nepaprastą technologinę sėkmę, labai pakeitusią mūsų visuomenę. Jau matėme pirmąją kvantinę revoliuciją, kuri suteikė mums kasdien naudojamus prietaisus – LED lemputes, kompiuterius, telefonus, tranzistorius, brūkšninius kodų skaitytuvus ir pažangias medicinos vaizdinimo sistemas, tokias kaip magnetinio rezonanso tyrimai. Šiuo metu mes visi esame antrosios kvantinės revoliucijos įkarštyje, o kartu su ja ateis dar daugiau galingesnių ir jautresnių prietaisų. Bet apie viską po truputį. Vienas iš pirmosios kvantinės revoliucijos vaisių – magnetinio rezonanso tyrimai. Magnetinio rezonanso tomografija iš tikrųjų pakeitė medicininės diagnostikos ir gydymo pobūdį. Dar niekada nebuvo taip paprasta vizualizuoti organus taip detaliai. Galime saugiai nustatyti ir lokalizuoti inkstų, smegenų, skrandžio ir kasos navikus. Technologija, kuri atrodo tiesiog kaip iš mokslinės fantastikos romano, bet kaip ji veikia, daugumai vis dar yra visiška paslaptis. Kad ši mašina veiktų, fizikai ir inžinieriai pirmiausia turėjo atrasti ir įsisavinti kvantinės mechanikos, superlaidžių magnetų, informatikos ir matematikos principus. Šis futuristinis baltas MRT aparato fasadas slepia sudėtingos ir nuostabios inžinerijos pasaulį, apie kurį galbūt niekada ir nesusimąstėte. Kaip išgaunama tokia stulbinanti vaizdų kokybė. Iki MRT atsiradimo mes žiūrėjome savo kūną, naudodami kenksmingus jonizuojančius rentgeno spindulius arba mažiau detalų ultragarsą. Nors šios dvi vaizdinimo metodikos yra neįtikėtinai naudingos, net ir iki šiol, bet jų veikimas nublanksta prieš saugią milimetrinės rezoliucijos MRT. Įsivaizduokit, tokia jos skiriamoji gepa. Vaizdo gavimas remiasi signalo surinkimu iš kūno, tai yra, čia yra svarbios fizinės audinių savybės. Ultragarsinis vaizdinimas priklauso nuo to, kaip garso bangos atsimuša į skirtingo tankio audinius. O vat sugerti arba išsklaidyti rentgeno spinduliai sukuria jau kontrastą rentgeno vaizde. Tačiau magnetinio rezonanso tomografija remiasi to, kas daug mažiau intuityvu. Ji remiasi vandenilinio atomo kvantinėmis savybėmis. Žmogaus kūne gausu vandenilio atomų. Jų esti vandenyje, angliavandeniuose ir baltymuose. Norėdami atvaizduoti kūną, MRT aparatai išnaudoja šių vandenilio atomų kvantinės savybės. Savybė čia yra sukinys. Taigi atomai su sukiniu yra panašus į mažytes planetas, turinčias pietų ir šiaurės ašigalius. Taigi sukinys yra įgimta dalelių savybė, kaip ir masė arba jų krūvis. Ir dėl sukinių dalelės elgiasi kaip maži magnetukai. Taigi vandenilio branduolio viduje esantis protonas yra tas magnetas. Jo magnetinės šiaurės orientacija, kryptis, yra aprašyta tikimybiškai. Bet įprastom aplinkybėm ta tikimybė pasiskirsto tolygiai. Tai reiškia, kad visų vandenilio atomų bendras magnetinis laukas panaikinamas, nes jie turės vienodą skaičių į viršų ir į apačią nukreiptų sukinių. Tai yra nulinė poliarizacija. Ir jokio signalo tu čia neužregistruosi. Tačiau tai pasikeičia, kai šie vandeniliniai atomai įterpiami yra į didelį išorinį magnetinį lauką, kurį kūrė būtent MRT mašina. Tai pakeičia mažų magnetukų išsilygiavimą, nes padidina atomų suderintų su išoriniu magnetiniu lauku skaičių. Tai buvo lygu, o dabar jau turime disbalansą. Tas disbalansas yra MRT signalo šaltinis, nes mes galime valdyti šios mažus magnetukus, kad gautume signalus, kurios būtų galima jau apdoroti vaizdais. Taigi, kai atomai išsilygioja netikėtinai stipriame mašinos magnetinėme lauke, MRT duoda jiems mažą
stumtelėjimo magnetinio radijo dažnių impulsų dėka. Taigi, ta sukinių tvarka suardoma apšvietus radijo bangomis. Šis impulsas ateina iš viduje esančių ryčių. Šis stumtelėjimas suardo rikiuotę vandenilio magnetuku. Jų magnetinis laukas bus perkeltas jau statmenai dideliam mašinos kuriamam magnetiniam laukui. Natūralu, kad šie magnetukai nori susigrąžinti savo būseną ir vėl išsilygiuoti į pradinę padėtį. Tačiau jie negrįžta iš karto, o grįžta tokiu spiraliniu judesiu. Ir šis judesys sukelia kintamąjį magnetinį lauką. Taigi šalia padėjos vielos rite šis kintantis magnetinis laukas indukuos sroves, kurias galima nuskaityti kaip aiškų signalą. Magnetinio rezonanso aparatai gali naudoti tas pačias rites, kad išsiųstų šį stumtelėjimo impulsą, taip magnetukams, ir nuskaityti tą signalą iš jūsų kūno. Šios rytės yra dedamos kiek įmanoma arčiau prie paciento MRT vamzdžio viduje. Vandenilio atomų, kurie suderinti su išoriniu MRT mašinos kuriamų magnetinių laukų skaičių, galima dar padidinus išorinio magnetinio lauko stiprį. Taigi tiesiog didinant MRT magnetinio lauko stiprį, mes padidinsime renkamo signalo stiprumą ir pagerinsime MRT vaizdo kokybę. Įprastas MRT magnetinio lauko stipris yra 1,5 arba 3 teslos. Tai yra 300 kartų stipresnis laukas už magnetinį Žemės lauką. Ir 30 000 kartų stipresnis už įprastą šaldytuvo magnetuką. Dėl to jūs visiškai nenorėsite, kad tokiame kabinete, kur stovi MRT, kažkas ateitų su grandinėle. Laukams reikia didesnės elektros srovės, o srovė išlydo paprastus laidininkus. Tam, kad būtų pasiektos didesnės srovės laidininkuose, inžinieriai turėjo naudotis jau superlaidžiomis rytėmis. Tai superlaidžios rytės pagamintos iš superlaidininkų. Superlaidininkai ypatingi to, kad jų varža nukrenta iki nulio esant nuliniai temperatūrai. Tai yra artimai minus 273 laipsnių pagal Celsijų. Tai yra absoliutus nulis pagal Kelvino skalę. Taip. Superlaidininkai perduoda elektros energiją be varžos pasipriešinimo. Tai yra elektronai nepatiria jokios sklaidos. Taip. Todėl srovė teka be jokių energijos nuostolių. Tačiau tam jie turi būti aušinami iki labai žemos temperatūros. Taip? Tai iš tikrųjų tai reiškia, kad pagrindinė MRT superlaidžioji rytė tiesiogiai nevartoja jokios energijos, bet pagrindinė energija yra išnaudojama tam, kad mes palaikytume tą rytę atvėsintą, kad srovė tekėtų. MRT magnetas, kad būtų nuolat įjungtas. Taigi energijos reikalingos magnetinio rezonanso tomografijai atlikti visus metus prilygsta 25 4 asmenų namams. Taip, tai yra maždaug 140 000 kWh per metus. Dažniausiai MRT naudojami superlaidininkai yra pagaminti iš niobio ir titano lydinio. Paklausa MRT dabar rinkoje yra tokia didžiulė, kad 80% viso niobio ir titano, kurį mes išgauname iš Žemės, yra naudojama tiesiai MRT aparatams. Norint pasiekti tą neįtikėtinai žemą temperatūrą reikalingą superlaidininkui, mums reikia skysto helio. Tai šiuolaikiniai MRT aparatai naudoja vakuuminiu būdu uždarytą kamerą, kurioje skystas helis yra išlaikomas, neleidžiant jam išgaruoti. Taigi, norint atlikti vaizdinimą, reikia jau dabar apdoroti signalą. Tai kontrastui, kad iš audinių išgautume naudingą informaciją, reikalingi skirtingi signalo tipai. Tai yra 2. Pirmasis susijęs su to, kaip greitai atomai išsilygina tame dideliame magnetinėme lauke po stumtelėjimo impulso. Tai yra T1 trukmė. Ir antrasis kyla iš fizinės vandenilių tarpusavio sąveikos. Tai vandeniliai audiniuose sąveikoja tarpusavėje. Jie taip pat sąveikauja su juos supančia aplinka. Ir iš karto po to, kai siunčiamas stumtelėjimo impulsas, dėl mažų sąveikų sukiniai išsilygioja nevienodai. Taigi bus sukurtas toks gęstantis signalas, tai vadinama T2 trukme. Kaip fotografas gali žaisti su fotoaparato nustatymais, kad fotografuotų šviesų dangų arba blankią aplinką, taip MRT įranga taip pat gali žaisti šiam dviem nustatymais, kad padarytų kontrastingų audinių vaizdus. Derinti laiką tarp impulsų kartojimų. Taip, tai šie 2 parametrai yra parenkami kiekvieną kartą, kai atliekama MRT. Ir jie parenkami atsižvelgiant tai, ką gydytojas nori atvaizduoti.
Pavyzdžiui, T1 naudojamas riebaliniams audiniams vaizduoti. Bet jeigu gydytojas nori ištirti stuburo smegenų skystį stuburę arba smegenėse, tam reikalingi jau T2 signalai. Taip, tai viskas, čia priklauso. Signalas renkamas jau kaip suma iš kiekvieno atskiro pjūvio. Taigi aparatas turi sudaryti kiekvieno pjūvio 2D vaizdą. Tai dar viena atskira istorija, kurioje pasitarnavo senieji matematikos atradimai. Tai yra, čia eina kalba apie 19 amžių. Taip, tai idėja paprasta yra išskaidyti sudėtingas bangas į paprastesnių bangų sumas. Taip? Kaip muzikinę melodiją galima suskaidyti į paprastas natas, bet koks vaizdas gali būti dekonstruotas į paprastesnių juodų ir baltų juostelių svertinį vidurkį. Būtent tai ir MRT daro, užuot atrinkus atskirus pikselius, MRT atrenka skirtingus dryžuotus raštus. Ir taip vaizdas pradeda ryškėti, būtent tai sudaro vaizdą. Taip, todėl mašina pereina tada prie kitos kūno dalies ir pradeda visą procesą iš naujo. Tai aš toliau nesigilinsiu, nes čia ir vėlgi čia būtų daug paskaitų vien į vieną taikymą, bent bendrą principą aš tikiuosi jūs supratote, taip? Ir jeigu pereisime prie antrosios kvantinės revoliucijos, mielieji, apie tai aš jau kalbėsiu šventės metu, mums net nereikės lysti į tą didžiulį magnetinio rezonanso įrenginį. Jums tiesiog pakaktų užsidėti šalmą su daugybė kvantinių jutiklių lustų. Ir tai būtų neinvazinis kvantinių jutiklių panaudojimas žmogaus smegenų vaizdinimui, pavyzdžiui. Gerai, tai šiam kartui tiek. Iki kito susitikimo su trumpa fizikos paskaita. Švęskime pasaulinę kvantinę dieną kartu. Iki.